Būkite pasveikinti, mėly televizijos žiūrovai. Tiberiados brolius Baltriškėse jau atradė daugelis tikinčių žmonių. Šį kartą lankome šeimų stovykloje, į kurią vietos užsipildo vos paskelbus datą. Ko praturtina šis bendravimas vienuolius ir šeimas? Baltriškės jau atrado daug įvairių žmonių, jaunimo grupelės, parapijų, bendruomenės. Kuo jums ypatingas susitikimas su šeimomis? Šeimos atvažiuoja iš visos Lietuvos ir kartais net už Lietuvos sienų. Ir manau, kad patinka Baltriškių kaimo grožis ir patinka taip pat artumą su broliais. Ir manau, kad per tas dvi priemonės tikrai žmonės gali patirti ir Dievo artumą, nes Dievas kalba per gamtos grožį ir kalba bendruomenėje, kalba per kitų žmonių veidą. Ir broliai itin artimai įsitraukia stovykloje su šeimomis. Jie prižiūri vaikus, praveda mokymus, dalyvauja darbe su žmonėmis ir tada žmonės jaučia, kad su jais formuojam vienetą ir taip, ir manau, kad gal tokie dalykai traukia žmonės į Baltriškes. Papasakokite apie savo šeimą, kiek metų jūs jau kartu? Mes esam jau nemažai kartu. Praktiškai 14. Santuokai esame 14 metų. Esame vienas kilęs iš Šiaulių, kitas kilęs iš Utenos ir baigę studijas, pasilikom, aišku, čia ir Vilniuje susipažinome ir pasilikome Vilniuje. Tai šiuo metu keliaujame į Baltriškes iš Vilniaus. O tas tikėjimas jūsų kelyje iš šeimos buvo perduotas? Kaip visi iš karto, reiškia, bažnyčiai susitokėm ir buvom tokie statistiniai tikėtojai. O po to viskas prasidėjo, turbūt tokia kelionė mūsų tikėjimo prasidėjo su vaikų atsiradimu. Kristina ir Dariau, pristatykite savo šeimą, kiek metų jūs jau kartu? Mes kartu esam jau 14 metų. Sausio mėnesį bus 15 mūsų vestuvių metinės. Mes kartu auginame 3 vaikus. Turime beveik 13 metų Gertrūdą, 10 metų Vytautą ir beveik 4 metų Antaną. Ir mes visi esame šiandien čia. Dariau, gal pridurtume dar ką nors? Tiesiog atrodo taip, šeima didelė ar ne, daugiavaikė kaip ir skaitomės, bet ta bendrystė, ta mūsų jėga visa tikrai nereali, tarsi kaip komanda mes esame. Kaip atradote Baltriškes ir brolius ir kuo svarbus jums bendravimas su jais? Ar padeda išspręsti kokias nors kylančias problemas? Mes čia atsiradome per vaikus, nes tikriausiai prieš 4 ar 5 metus ieškojame katalikiškos stovyklos vaikams, kur galėtumėm tiesiog duoti kažką jiems daugiau. Ir tuo metu sesuo Fausta Palaimaitė, aš jos paklausiau, kur galėtumėm, kur vyksta šiuo metu Lietuvoje. Ir jinai sakė, yra tokia Tiberiados bendruomenė. Ir tuo metu mes kaip ir visi pasigūglinom ir radome, kad priima vaikus nuo 8 metų, mūsų vyriausiai dukrai dar nebuvo 8 ir mes nekantriai laukiame tų sekančių metų, kada galėsime ją išleisti į stovyklą. Man rodo, šiemet buvo jos paskutinė stovykla su vaikais ir kitais metais jinai iškeliauja į paauglių stovyklą. Ir kai po 1 metų mes parsivežėme vaiką, atrodė, kad ne savo vaiką parsivežėme. Ir tiesiog įvykęs buvo toks didžiulis pokytis, ne tiek kiek vaiko elgsenoje, bet atrodo, kad jos siela paaugo ir ji apskritai yra, mūsų akimis žiūrint, mums pats geriausias vaikas ir pats nuostabiausias ir pats protingiausias, bet tai, ką pamatėm, nemoku žodžiais apsakyti, kas tai buvo. Ir supratom, kad ji gavo labai labai daug dovanų ir tik mes nežinome kokių. Ir tik per laiką išlukštenom tą visą etapą ir tada, kai sekančiais metais registravom ir pamatėme, kad vyksta ir šeimų stovykla.
pabandėme užsiregistruoti. Labai. Ir labai džiaugiuosi, kad Darius tam pritarė ir sako, registruojamės, tai bandom ir mes nepatekom. Nes tikrai yra daug norinčių čia patekti ir kitais metais vėlgi matėm, kaip mūsų vaikai tame auga. Ir mes bandėm patekti ir gavom tokią Dievo malonę, tikrai visai netikėta, kad mes patekom į tą stovyklą. Mes labai džiaugiamės. Mes 20 metų lankėme bažnyčią, ėjome į bažnyčią, susitikdavom su šeimų bendruomenė, bet kaip šeima tik čia pajutome tikrąją savo tikėjimo pradžios kelionę. Ir tai, kaip atėjome ir tokie, kokie išėjome, mes buvom visiškai kitokie. Dabar jūsų akimis, Dariau, šitą situaciją, bendravimas su broliais. Jo, iš tikrųjų, man gal labiau, čia gal tas prisiminimas yra, kad kaip pas močiutę kaime tas toksai laikas, ar ne, nes gal netekus to, ar ne, bet patirt, bet mano tėtis yra 9 šeimoje yra, tai pas mus kaime gyvena apie 28 pusbrolius turi pusseseres. Tai tas kaimas toksai, kiek aš leisdavau ten tas vasaras, iš tikrųjų, tai nuvažiuoju į tą kaimą ir ta tokia visiška laisvė, ar ne, nes visi pažįstami iš tikrųjų yra tokia kaip viena didelė giminė, ar ne, kai šeima yra. Tai ten pas mus nebūdavo jokios, kaip galima pasakyti, kontrolės galbūt, ar ne, mes visi tai prie ežero, tai tas ten, tai kažkur vėl lekiam tie vaikai jauni. Ir nerealiai buvo tas laikas iš tikrųjų mano prisiminime likęs. Ir čia, kai atvažiavome, mes, kai sakau, kur Antanas, sakau, ramiai, taigi Baltriškėse, mes sakau, kažkur, sakau, gal bažnyčiai, ar kažkur vėl, sakau, nubėgo, virtuviai gal, nes ten tie senoviniai pečiai man nerealiai žavi, iš tikrųjų tokie dalykai galbūt, bet tai va, tai tas laikas toksai, tai ir aš matau, kaip mūsų šeima čianais, kaip vaikai jaučiasi iš tikrųjų, ar ne, tai kaip pas močiutę kaimą, iš tikrųjų, tiesiog, tarsi, visi savi, visa didelė viena šeima, tai tiesiog gera būti čianais. Papasakokite apie savo kelią į vienuolinį gyvenimą. Kokia buvo jūsų paties šeima? Aš esu paskutinis, mes keturiese esam šeimoje vaikai. Ir biškai ypatingai, nes mano tėtis mirė, kai aš buvau 16 nuo vėžių, labai greitai. Buvo sunku, bet buvo kaip irgi malonė subrandinti mūsų šeimos, kaip gyvenimas. Ir mano dvi seserys ištekėjusios ir po to mano brolis irgi vienuolis. Mes du esam taip šeimoje pašvestieji ir taip pradžioje aš galvoju, tai gal neįmanoma, kad irgi Dievas mane pašaukė į pašvestėjo gyvenimą, nes jau mano brolis yra vienuolis, bet po truputį aš mačiau, kad Evangelijoje irgi Petras ir Andrejas, ir Jokūbas ir Jonas, jie buvo broliai ir aš irgi galiu būti brolis taip vienuolinėje. Baltriškės jau atrado daug įvairių žmonių ir jaunimas, ir šeimos, ir parapijų bendruomenės. O kuo jums svarbus tas susitikimas su šeimomis? Man labai svarbu, nes kažkaip bažnyčia yra kaip šeima. Ir šeima yra bažnyčia. Bažnyčia nėra tik popiežius ar kunigai, bet dauguma yra šeimos bažnyčioje. Bažnyčioje yra šeimos ir padėti, bendrauti irgi, turėti draugystę su šeimom, tai mums labai svarbu. Ir mums padeda gyventi savo pašaukimą. Ir aš manau, kad jiems irgi padeda gyventi jų kaip pašaukimą, taip gyventi šeimoje ir kartu. Taip. Šeimos minėjo, kad vietos į stovyklas šeimų užsipildo labai greitai, akimirksniu per kelias minutes nuo paskelbimo pradžios. Kodėl taip traukia šeimas šitą bendruomenę? Nenorim, kad šeimų stovykla būtų labai didelė stovykla, kad būtų 100 šeimų, nes mums svarbu irgi, kad būtų šeimiškai, kad galim bendrauti kartu, kad būtų lengva, kad nebūtų didelė logistika. Ir todėl labai greitai įsipilda ir aš manau, kad
šeimos, kurios čia atvažiuos, ieško paprastumą Dieve. Aišku, tų brolių yra mažai, gal ne visus klausimus, bet kartais belaukiant, kažkur šnekučiuojant, žiūrėk, jau kažkas kažkokį jų atsakymą turi ir tu irgi pasinaudoji. Ir toks pavyzdys. Ir patiems atrodo, kad toks pastiprinimas yra gyvenime, jeigu ar kažkokia tai krizė, ar tai visą laiką gali prašyti ir maldos, pagalbos. Ir čia buvo labai vakar gražių liudijimų, kaip irgi vienos kitos šeimos vieniem kitiem padeda nelaimės kažkokios tai krizės atvejais. Tai tiesiog tas vyksta bendravimas, bet nepamirštant to, kad pirmenybė yra teikiama Dievui ir per tai, kai nepamiršti, kas yra trikampio viršūnėje, tai tada yra labai ir šeimoje gera, ir bendruomeniai gera, kad visi susirenkam dėl vieno, nors esam labai skirtingi, su skirtingais charakteriais, įpročiais, auklėjimo būdais, poreikiais. Tai aišku, kaip ir visur būna tokių visokių, bet smagu tai yra kažkaip. Ar šis bendravimas padeda ir išspręsti kokias nors kylančias problemas, arba bent jau žinoti, kur gali kreiptis? Tas bendravimas, vis tiek čia per tas stovyklas, tai ne tik mes ilsimėms, bet kartu vyksta ir kaip sakyti, mokymai, tokios paskaitėlės, tai kiekvienas gaunam kažkokios tai, kaip čia pasakyti, pastiprinančios tokios informacijos, žinių ir kiekvienas galim keliauti tuo tikėjimo keliu. Ir dar ką norėčiau pasakyti, kad čia labai faina, kad tavęs nelygina, kurioj tu daly tam tikėjime esi. Tai vieni atvažiuoja su labai dideliu bagažu, kiti žiūrėk dar tik tai įsėdė į tą traukinį. Tai tas toks, demokratija tokia labai gerai nuteikia. Aš galiu apie vieną pavyzdį iš mūsų šeimos gyvenimo, kaip aš Egidijaus mokymo. Gerai. Kaip buvo, čia neatsimenu, kažkuriais metais, ir brolis Egidijus buvo apmokymas apie konflikto sprendimą šeimoje, kaip tenai viską reikia daryti, kad jisai išsispręstų tas konfliktas. Na ir kažkaip po stovyklos galvojau, paskaitysiu, bet aišku, aš neprisirašiau, nes rutina grįžusi užpuolė ir, kaip gyvenimas vyksta, ir įvyko konfliktas. Na, ten jau taip nesišnekam, baramės. Ir Rimvydas sako, palauk, aš žinau, tai dabar tu pyksti, bet pasiimkim tą knygutę, kur ten Egidijaus mokymas buvo, papunkčiagi surašė, ką reikia daryti. Ir, žinokit, tikrai labai gerai išsitraukė, jisai sako, dabar va šitaip, dabar va šitaip, dabar va tą darom. Ir kažkaip išsiaiškinom, ir tas pyktis praėjo, ir susidraugavo, ir toliau keliaujame. Tai gal, sakykime, jeigu taip apibendrinant, tai kad tie mokymai kažkiek tai padeda galbūt išvengti sutuoktinio tų smailių kampų tokių. Arba, pavyzdžiui, jeigu matai situaciją, kad čia bus smailus kampas, tai kažkaip šonu ir kartais praplaukia. Ar sunku dienos eigoje išplėšti laiko maldai ir pradėti melstis kartu buvo? Sunku, iš tikrųjų sunku. Mes gal taip ir net nepradėjom, nes tiesiog tokioj kažkokioj kelionį, nes papasakosiu už tave galiu. Gali, žinau. Kaip pernai mes atvykome į tą stovyklą, Darius sakė, važiuojam, bet aš nieko nekalbėsiu. Ir gerai sakau, jeigu Darius visada visko sutinka, jis tiesiog tikrai labai atviras žmogus, jį dar stipriau, man atrodo, kad lydi Dievas negu mane ir aš matau jame daugiau Dievo negu pati save, atrodo, matau. Ir mes atvažiavom į čia ir atrodo viskas gerai, mes patyrėm patį sunkiausią tikriausiai išbandymą, kad mes neatsivežėm viso palapinės vidaus. Mes pasistatėm išorę ir mūsų vidus visas buvo likęs Kaune. Ir Darius
sėdo į mašiną ir atgal važiavo į Kauną parvežti ir vėl atvežti. Ir jis iš pat pradžių pasakė, aš tikrai nieko nekalbėsiu, nieko nesidalinsiu, aš nežinau, ką sakyti. Gerai, sakau, ramiai, važiuojam, pažiūrėsim vaikus, aš pakalbėsiu, ką reikės. Ir mes atvykom ir jisai pradėjo dalintis. Nu, nes tikriausiai kiekvienas turim kažką ką pasakyti. Ir jis po truputį pradėjo kalbėti. Sakinys du ir atliepti. Ir aš pamačiau jį visiškai kitokį, galintį apie tai kalbėti ir gebant netgi geriau pasidalinti ir pagirti ir mane pastebėti. Ir man beprotiškai buvo gera tai daryti. Ir jisai sako, mes tai tikrai nesimelsim. Gerai, sakau, nu tikrai. Ir sako, ir aš čia nesimelsiu. Ir gerai. Jis prieina prie manęs ir sako, žinai, Kristina sako, prie manęs priėjo ten vienas iš šeimų, sako, ten va tas, va, iš tos palapinės, sako, Antanas, ir jis paklausė, sako, aš nenorėčiau prisijungti į vyrų maldos grupę, jie ten turi messengerį ir meldžiasi kartu, sako, daviau tą messengerį, sako, bet sako, štai nežinau, ką ten reikės kalbėti. Ir taip viskas, va, taip pat ir baigėsi, jis prisijungė tą grupę ir aš galvoju, čiagi Dievas veikia, čiagi, jisai daro savo darbą, mes tiesiog tik atviri, priimti ir, va, taip kaip yra, taip ir bus. Ir tikriausiai tu pats papasakok apie tai, kaip vieną vakarą, va, aš buvau pamiršus. Tiesiog galbūt, aš įsivaizduoju, kad ten tiesiog reiks melstis dabar jau visą laiką ištisai. O ten iš tikrųjų ta grupė ant tiek, nerealiai žmonės susirinkę, su tuo pačiu tikėjimu, ar ne, ir vien skaitydamas tu tobulėja, atrodo, ir išgyveni tą, ar ne. Ir daug tų tarsme tokių, kur būna, kad tiesiog susitarimas, ar ne, kad meldžiamės už kažką ir vakarais, tu prasme, mes tiesiog meldžiamės vyrai, ar ne. Ir tas momentas buvo gal, kad Kristinai sakau, šį vakarą aš meldžiuosi, sakau, uždarykit duris, prašau, netrukdykit man. Ir pats net negalėjau to patikėti, kad, aš tą darau. Tai buvo smagai. Jo, ir tas perkeičia tiesiog, nes man atrodo tas toksai savaime suprantamas palaiminti maistą, bet tą galiu daryti aš, o šeimoje tai vis tiek norisi, kad kartu mes tai darytumėm. Ir vieną vakarą mes ten susėdom prie stalo, vaikai ten šurmuliuoja ir ten atrodo niekas neklauso, kaip visada vakare toksai, mes grįžom visi po darbų ir dar sako, į stalą taip trim, šaknosimės dabar. Kas čia dabar nutiko? Ir va, per tos visiškai mažus dalykus auga mūsų šeima ir galbūt mes šiemet grįžę pradėsime mūsų maldos kažkokį tais laiką, bet nebūtina visko daryti iš karto, mes visi visada, tas pasiritam rankovės ir kimam ir darom. Bet mes tiesiog supratom, kad mums taip neišeis. Jeigu mes kažką darysim per jėgą, mes tiesiog pamesim visą tai. O jeigu mes tiesiog darysime, atliepdami į viešpaties kvietimą būti, tarnauti, padėti kitiems, susitikti ir mes išbūsim tą mūsų šeimos laiką ir tame visi kartu užaugsim. Labai svarbu tiek vaikams auginti savo tikėjimą, kiekvienas einam visiškai savo tikėjimo kelionę ir čia mes čia tiesiog brolių pagalba, jų mokymų dėka, jų rūpesčio, jų pasitikimo netgi dėka, netgi sulaukdami tos laiškus, kad žiemą mes nukasėm sniegą ir laukiame jūsų, tai yra, tai tiesiog kaip į namus mes kviečiam jūs, mes jūsų laukiam, mes jums ruošiamės dėl jūsų ir nedalyvauti, nepritarti, nepasiimti to, ką čia duodam, tai tiesiog. Ir papasakokite tą jūsų kelią į Lietuvą, kaip pasiūlymą gavote, kas pasiūlė? 17 metais mano vyresnysis atėjo ir pasiūlė, ar nenori važiuoti į Lietuvą. Aš buvau kaip labai ramus belgas ir iš tikrųjų jokių tokių lūkesčių neturėjau. Man gera buvo gyventi, kur aš gyvenu. Aš turėjau savo kaip žmonių ratą ir man atsiskirti nuo tų žmonių. Tai buvo tarsi obuolys yra beveik sunokęs ir reikia nuskinti, kai dar nėra visai sunokęs. Ir aš galvoju, mane kerta iš šakos ir buvo labai sunku pritarti. Bet aš supratau, kad aš neturiu
rimtos priežasties atsisakyti. Tada aš sakiau, bet bandykime. Jeigu man bus sunku, aš važiuosiu atgal. Ir ta idėja išryškėjo, kad kodėl aš įstojau į vienuolyną, sekti Kristumi, gyventi kaip Kristus gyveno, atiduoti savo gyvybę kaip Kristus. Dabar tu turi puikią progą atiduoti arba atiduoti savo gyvybę vienai tautai ir tikrai įgyvendinti Evangeliją, kodėl atsisakytum. Ir pasitikėjime, aš kaip Abraomas, kaip keliavo į nežinomybę, į nežinomą šalį, pasitikėdamas, kad tikrai kažkoks Dievas atsiras ten mane priimti. Ir po 5 metų, tai dar reikėjo nemažai iššūkių, kaip sutikti, bet aš galiu sakyti, kad ne tik Dievas mane priėmė, bet lietuvų tauta irgi. Ir dabar aš turiu naują ratą kaip artimųjų ir labai mane praturtino. Kuo praturtina šis bendravimas su šeimomis pačius brolius? Ir minėjote, kad šeimos atvažiuoja iš įvairiausių situacijų ir su įvairiausiomis situacijomis. Kas mane praturtina yra ta kaip šeimų, kaip drąsa, pasitikėjimas, ištvermė, kaip išbandymuose. Ir matau jų akivaizdoje, kad dažnai, kai yra problema, irgi yra išeitis, bet reikia būti kūrybingiems, reikia būti atkakliems, kad šitą išeitį galėtum rasti. Ir bendruomenėje ir šeimose problemos yra labai vienodos. Mes susidūrėm su tais pačiais iššūkiais ir man matyti, kaip bendraamžiaus žmonių, kaip susidūrė su šitais iššūkiais, man tikrai irgi padeda prisimti savo atsakomybės ir atlaikyti iššūkius. Ir daug stebuklų galim stebėti, kur nebuvo santarvės, vėl atsiranda santarvė, kur buvo netektis, atsirado kaip nauja pradžia. Ir kai mato, su kokia drąsa tėveliai pereina tos iššūkius, man irgi duoda daug vilties ir drąsos savo keliui. Ir ką patartumėte šeimoms, kurios galbūt nedrįsta vien dėl to, kad čia stovyklos vyksta vienuolyno kaip ir teritorijoje ir kad galbūt nuogąstauja, kad jau čia bus kišamos kažkokios tikėjimo tiesos. Šiais laikais, kai visi labai populiarėja ant sofos sėdint maigyt kompiuterio klavišus, tai tiesiog išdrįst pabandyti pirmą kartą ir viskas. Čia nieks neteisia ir nieks nematuoja tavo tikėjimo ar tavo patirties ar nepatirties. Tai tu tik atvažiuoji, tiesiog leisti. Laisva valia yra. Valia. Sprendimas, jeigu žmogus nori, tai jisai ir eina. Čia tikrai nuo kiekvieno žmogus priklauso, tai niekas neverčia ir visą laiką buvo akcentuojama, kad tai yra laisva valia, tavo pasirinkimas. O ką patartumėte žmonėm ir šeimom ir jaunimui, kurie vis dar nedrįsta žengti to tikėjimo žingsnio? Arba galbūt vengia čia atvažiuoti dėl to, kad galvoja, kad vis dar netiki ar nori tikėti? Taip, aš manau, kad taip ir Evangelijoje neseniai girdėjau man, kad pasaulyje, bet aš galiu sakyčiau irgi mūsų širdyje, yra gera sėkla ir yra kaip pikta žolės. Ir mums reikia priimti, kad mumise yra mišinys. Bet visada yra gera sėkla. Ir kartais mes tik žiūrim į piktą žolės ir sakom, aš nesu verta ateiti ar tikėti ar pasitikėti, bet Dievas visada žino ir jis žvelgia su viltim į žmogų ir sako, aš žinau, kad tavyje
yra meilė, nes aš tave susikūrė, ir Dievas yra meilė. Ir todėl aš manau, kad taip reikia nuspręsti, bet mums reikia visada žinoti, kad Dievas laukia. Dievas laukia mūsų, ir taip laukia, ir kai mes ateisim, jis labai džiaugiasi. Ir taip yra. Ir mes kaip vienuoliai, kai mes ateinam į bažnyčią, bet irgi kai mes grįžim pas save širdie, Dievas džiaugiasi, kai mes galim būti su juo, būti su savim ir būti su kitais. Taip. Kitą sekmadienį žiūrėkite Tėtis menininkas, sūnus kunigas, kūryba, dvasiniai ieškojimai ir prisiminimai apie Vilių Orvidą. Viena iš mūsų misijų – pažinti Kristų ir mylėti jo bažnyčią, sako Tiberiados broliai. Iki kito šventadienio.